Sveiki atvykę į mūsų tinklalaidę. Šiandien su jumis gydytoja nefrologė Justina Mikelaitė. Sveiki visi, mėly tinklalaidės klausytojai. Ir taip pat aš, Andrėjus Bura. Šiandien kalbėsime apie transplantacijos istoriją, kuri iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti labai medicininė, labai techninė, bet iš tikrųjų tai istorija apie drąsą, tikėjimą ir žmonės, kurie ryžosi padaryti tai, ko iki jų Lietuvoje niekas nebuvo daręs. Tad trumpai prisiminkime transplantacijos istoriją. Pasaulyje pirmą kartą inkstas sėkmingai persodintas buvo 1954 metais, gruodžio 23 dieną, Jungtinėse Amerikos valstijose, Bostone. Operaciją atliko transplantologas, chirurgas Josephas Murėjus su savo komanda. Įdomu tai, kad recipientas inksto ir donoras buvo dvyniai, identiški dvyniai, broliai, Ronaldas ir Richardas Herikai. Ir aišku, svarbu paminėti, kad tuo metu imunosupresijos nebuvo, tokios kaip yra dabar, apskritai nebuvo imunosupresantų, dėl to transplantacija buvo galima tik tai identiškiams dvyniams. Pats chirurgas Murėjus yra pasakęs: jei nerimauji dėl to, ką sako žmonės, niekada nepadarysi jokios pažangos. Tai manau, kad šita frazė puikiai tinka ir šiandien mūsų dienai, šios dienos mūsų tinklalaidės pašnekovams, kuriuos mes neužilgo pristatysime. Na, o Lietuvoje organų donorystės ir transplantacijos istorija prasidėjusi yra prieš maždaug 50 metų. Tai yra 1970-aisiais buvo atlikta pirma transplantacija iš mirusio donoro, o 1974 pirma transplantacija iš gyvo donoro. Ir aišku, kad pirmieji žingsniai buvo tų entuziastų, kurie dirbo be šiuolaikinių technologijų, be aiškių protokolų, be paramos ir kartais netgi reiktų pasakyti ir be visuomenės supratimo. Taip, šiandien donorystė yra visai kitas istorijos lapas ir transplantacija Lietuvoje visiškai yra įprasta. Medicinių požiūrių kalbant, tai yra sutvarkytas sritis su aiškia teisinė bazė, koordinavimo sistema, informacinėmis duomenų bazėmis, tarptautiniais ryšiais. Bet transplantacijos pradžia ir kelias tikrai buvo nelengvas. Jis prasidėjo pirmiausia nuo žmonių pasišventusių entuziazmą. Ir šiandien mes turime didelę garbę kalbėti su šiais transplantacijos Lietuvoje pionieriais, tai yra profesoriumi habilituotu daktaru Baliu Dainiu, urologu, kuris atliko pirmą inksto ir kepenų transplantaciją Lietuvoje, bei profesoriu Vytautu Kuzminskiu, kuris 1992 metais Lietuvos nefrologijos klinikos Kaune įkūrėjų, ilgamečio LDT prezidentu ir 2000 metų inicijavusį antrą transplantacijos centrą Lietuvoje. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Taip, tai profesoriau Bali, grįžkime į tuos 1970 metus, į pirmąją transplantaciją inksto Lietuvoje. Tai mums labai įdomu, kaip atrodė pasiruošimas transplantacijai tuo metu. Ir apskritai, ar ilgai brendo mintis pradės transplantacijas Lietuvoje, kas buvo tie tokie faktoriai, veiksniai, kas nulėmė, kas paskatino jūs inicijuoti transplantacijas Lietuvoje? Dar kartą labą dieną. Grįžkime į tuos tolimus 70-osius metus. Tai mes čia kalbėsime apie tą laiką, kai dar dauguma čia mūsų pašnekovų turbūt nebuvo gimę. Bet tai 970 metais buvo atlikta pirmoji transplantacija ligoniui. Tačiau pradžia buvo dar truputėlį dar anksčiau. Tai reiškia, apie transplantacijas, inksto transplantaciją buvo pradėta galvoti pas mus Vilniuje, profesorius Marcinkevičiaus klinikoje 1967 metais maždaug. Ir tuo metu aš nuo 65 metų dirbau profesorius Marcinkevičiaus vadovaujamoje, tada nevadinosi klinika, o bendros chirurgijos katedroje. Ir vieną kartą profesorius mane sutiko ir klausė: Dainy, tai ką tu veiki? Nelabai supratau, ko jis iš manęs nori.
Nu, sakau, dirbu su studentais čia, padedu vyresniems chirurgams operuoti kraujagyslės, operuoti net ir širdį, sakau, profesoriau, jums asistuoju. Žinau, sako, bet to mažo. O kokią sritį pats esi pasirinkęs vystyti Lietuvoje? Sakau, nežinau, gal dar anksti, gal dar taip aš tokiais maždaug žodžiais mėginau atsakyti jo klausimą, bet tai sako, jo, Dainy, tau reikia imtis inkstų transplantacijos, nes dirbai urologijos skyriuje prieš tai kelis metus, tai tu čia pas mus labiausiai nusimanai šitoj srity. Profesoriau, juokauju, ką aš nusimanau. Tiesa, buvom girdėję, kad kažkur užsienį, ne kažkur, o jūsų apie minėtą transplantaciją buvo rašoma spaudoj, laikraščiuose. Paskiau buvo pranešimų, kad Lenkijoje buvo atlikta inkstų transplantacija, dar kažkur tai, nes tokių užsienio žurnalų ir tokio interneto nieko nebuvo. Tai mes gaudėme tik tai žinias iš laikraščių, kurie buvo prieinami čia Lietuvoje, iš tiesa užsieniečių, iš užsienio šalių laikraščių buvo tada Lietuvoje. Reiškia, buvo iš Lenkijos, Tribūna Liūdų buvo laikraštis ir galima buvo skaityti iš komunistinių šalių, iš socialistinio bloko šalių buvo laikraščiai puikiausiai prieinami Lietuvoje ir taip pat iš Prancūzijos, Humanité buvo, paskiau ir iš Anglijos komunistiniai laikraščiai buvo ir ten būdavo kokių tai pranešimų apie medicinos laimėjimus. Tai tokios mūsų buvo visų žinios. Bet viską išjudino, žinoma, 67 metais atlikta Kristiano Bernardo širdies transplantacija mūsų tėvynainiui Vaškanskiui, iš Lietuvos kilusiam. Ir tai buvo jau, žinoma, čia jau buvo didelis toks stimulas imtis šios srities. Ir tas pokalbis su profesorium tada taip ir baigėsi, bet jis pasakė, Dainy, galvok. Galvok. Šefas pasakė, matyt, galvojau kažką tai. Bet paskiau, reiškia, po kelių dienų jis sakė, tau reikia imtis inkstų transplantacijos. Oha. Šefas pasakė, tai šventa, ten pas mus buvo tokia tvarka, jau ten kokių nors abejonių negalėjo kilti. Šefas pasakė, reikia ką tai daryti. Tai, žinoma, pirmiausia, buvo sudarytas tam tikras veiksmų planas ir pradėjom nuo eksperimentų, nes kaip kitaip čia imsiesi naujos srities be eksperimentų. Ir pradėjau eksperimentus šuniukams, transplantacijas ir allotransplantacijas, reiškia, tarp skirtingų šuniukų ir tarp ten, nežinau kaip pasakyti, ar monozigotiniai, ar reiškia, tarp tos pačios vados šuniukų ir autotransplantacijas. Ir šefas pasakė, reikėjo vystyti ir vyščiau. Ten ir net imunosupresantus, kokie tada buvo prieinami. Tada buvo prieinami tik tai imuranas, tai azatioprinas ir prednisolonas, tas rusiškas, kuris buvo irgi prieinamas pas mus. Tai, tokiu būdu. O profesoriau, o kaip atrodė tuo metu technika, kai jūs pradėjote vystyti eksperimentinius transplantacijos modelius? Ar visko užteko? Ar turėjot kažką įsigyti papildomai?
reiškia, žinoma, nu, kraujagyslės siūt reikėjo. Reiškia, iššūkis buvo anais laikais siūt kraujagyslės. Žinojom ir klinikoje jau buvo operuojamos kraujagyslės, bet buvo tragiški siūlai. Labai, labai prasti siūlai ir smulkiom kraujagyslėm nu, praktiškai buvo neįmanoma. Tos šuniukams 2 mm kraujagyslės su tais baisiais siūlais, grubiais siūlais, didelėm adatom, praktiškai negalima buvo susiūt. Įsigijom iš Maskvos, šiaip taip įsigijom tokius Gudovo aparatą, taip vadinamą kraujagyslėm siūt, tai ir aš su to Gudovo aparatu siuvau ir rankom siuvau visokiais būdais. Tai vykdėm tą eksperimentinį darbą, bet tai reikėjo ruoštis ir galvoti apie ligonius, tai čia vienas dalykas, o ligonius reikėjo ruošti ir anais laikais ta dializė buvo baisi, acetatinė dializė ir tam nepritaikyti aparatai, AIP 140 mes turėjom tokį rusišką aparatą, kuris buvo pritaikytas tik ūmiai hemodializei. Tai na, reikėjo suktis kaip nors turėti ligonius, kurie nu, tokio planiniai, taip vadinamai dializei, kurie tiktų ir tą reikėjo atlikti, reikėjo šuntus sugalvoti, kaip anksčiaugi buvo prijungiami kiekvieną kartą vis atliekant ligoniai, atliekant venesekciją, tai kad to nebūtų šuntų, šiaip taip gavom iš Gruzijoje, pradėjo gaminti tokius išorinius arterioveninius šuntus. Nu, tai čia ilgai galima būtų pasakoti, čia jums gal nelabai įdomu. Reiškia, buvo vykdomi keliom kryptimis pasiruošimo darbai. Eksperimentiniai darbai, reiškia, ruošiami ligoniai hemodializėmis, reiškia, jau reguliarios hemodializės buvo pradėtos. Vienas dalykas, paskiaugi transplantacija tuo skiriasi nuo kitos chirurgijos, tuo, kad reikia turėti ką transplantuoti. Negali nueiti į parduotuvę ir nusipirkti inkstą, dar reiškia, paprašyti dar geresnio kokio nors, duokit geram žmogui, reikia gero inksto, reikia ką tai organizuoti, donorystę, organų donorystę. Nu, jau nekalbu apie imunosupresiją, tiek ką tai žinojom apie tą imunosupresiją, kokie anais laikais buvo vaistai ir dar ir profesoriaus reikia jam nulenkt galvą, profesoriui Marcinkevičius, kad jis prieš maždaug tuo metu, jis sakė, reikia padaryti mums imunologijos laboratoriją. Iškai atsirado imunologai, kurie, nu, ten kažką tai būrė su krauju, ten jau HL antigenus jau jie mėgino nustatinėti. Nu, ir vyko, va tokiu būdu vyko pasiruošimas. Bet svarbiausia, kad anais laikais, aš pasakysiu jums dar vieną naujieną, kad be Maskvos nieko naujo, nuo kokių nors tokių naujovių arba naujos srities medicino nepradėsi. Reikėjo gauti leidimą. Tai neprisimenu, kada mes jau ten paprašėm, gal 68 metais paprašėm Maskvos leidimo, kad leistų transplantuoti inkstus klinikoje, reiškia, žmonėms. Na, ir atvažiavo komisija. Man atrodo, 5 asmenys atvažiavo ir tikrino ir tos mūsų eksperimentus buvo toj laboratorijoje ir man reikėjo, reiškia, biški drebėjo man kinkos, rodant ten tos ir šuniukus ir viską, klausimai buvo gana kieti ir paskiau, kaip siūvat kraujagyslės, parodykit siūlus. Nu, aš tos siūlus parodžiau, ką mes turėjom, ir parodžiau tą aparatą siūt kraujagyslėm. Gudovo, taip vadinamas aparatas. O, sako, žiūrėk, jie turi Gudovo aparatą. Oho, tokiai periferijoje negalvojo, kad mes čia turim tokį aparatą, kuris buvo gana
gana toks retas, net ir turbūt ir Maskvoje ne visos laboratorijos turėjo, bet aš buvau matęs ir šiaip taip gavom limitus ir nusipirkom, apmokėjo ministerija. Čia daug galima kalbėti, bet čia gal publikai neįdomu bus. Tai pasiruošimas vyko tokiom kryptimis. Ir technika gal ne taip mus ir jaudino, sakykime, arba ne pats didžiausias iššūkis, kai buvo jau operuojama širdis, jau su dirbtiniu kraujotakos aparatu, vyko širdies operacijos, kraujagyslių operacijos. Šitoj srity jau mes ir aš urologiją jau buvau dirbęs, tai gal ne taip, bet pati didžiausia bėda, ką aš prisimenu ir problema didžiausia buvo, tai donorystė, organų, kaip gauti inkstą. Ir čia buvo labai sudėtinga. Tai dabar prie Maskvos dar reikia grįžti. Ta delegacija išvažiavo ir 969 metais apie gruodžio vidurį gavom leidimą transplantacijai, inksto transplantacijai. Ir visi apsidžiaugiam ir profesorius mano šefas sakė, Dainy, naujiems metams reikia atlikti transplantaciją. O Dieve man. Aš jau ir anksčiau važinėjau, po reanimacijas žiūrinėjom. Reanimacijos, žinot, anais laikais pasakyti, kad paimti inkstą iš mirusio, kaip mirusio, ar yra toks įsakymas, ar yra bazė, reiškia, Marcinkevičius paskambino Kleizai, tuometiniam sveikatos ministrui, jisai sakė, aš prašysiu įsakymą. Paskiau reanimatologai sako, duokit man sąjunginį įsakymą, mažo, kad šito atvežė vietinį įsakymą, kad galima paimti transplantaciją organus. Žodžiu, tai tokios problemos. Čia galima kalbėti labai ilgai, bet, šiaip taip vasario mėnesį visų pastangomis, didžiuliam pastangom ir visos katedros, tada vadinosi ne klinika, o visos katedros darbuotojų pastangomis vis tiek pavyko atlikti tą transplantaciją ir be kokių nors ypatingų, sakykime, be kokio nors ypatingo streso, be kokių nors nelaimių, be kokio buvo atlikta transplantacija. Ir žinoma, apie imunosupresantus, kurie dabar viskas sunku patikėti, kaip skyrėsi. Tai turėjom tik tai 2. Azatiopriną ir prednisolą. Ir mesgi žinom, kad transplantacinį imunitetą mes turim užslopinti, o išlaikyti kaip nors pilnavertiškesnį infekcinį imunitetą. Ir čia labai siaura linija. Dabar tai yra individualizuota parinkimas imunosupresantų ir taip toliau. O tada iš tų dviem tais ir baisiu tuo prednisolonu, tuo mineralų kortikoidų, neįmanoma buvo išlaikyti tos labai taip nutitruoti dozės, kad galim vieną imunitetą infekcinį išlaikyti nepažeistą, o tik tai slopinti transplantacinį imunitetą. Tai Profesoriau, nežinau, ar čia neliks profesoriui laiko. Ką jūs čia mane... Viskas gerai, profesoriau. Tikrai labai įdomi istorija ir matom, kad vienas profesorius Marcinkevičius jūs užkalbino ir jūs toks iniciatyvus, jaunas dar žmogus bandėte atlikti ir matom jūsų kelią, kad tikrai tas kelias prasidėjo ne nuo iš karto puolimo į transplantaciją, o nuo eksperimentinių modelių, nuo leidimo Maskvos. Ir tas leidimas suteikė didelį pasididžiavimą, tikriausiai tuo, ką jūs padarėte ir kokius jūs iššūkius įveikėte, ir Gudovo aparatą įsigijot kraujagyslėms siūti, bet iš karto ir atėjo atsakomybė.
Ir jūs jau palėtėte temą apie donorystę. Tikrai tai buvo sunkus ir laikmetis, ir visuomenė nebuvo taip daug labai gerai apšviesta, informuota šitų momentų. Papasakokit trumpai, kaip vyko donoro ir recipiento parinkimas? Koks buvo jums pats įsimintiniausias dalykas iš šito parinkimo? Kaip jisai įvyko? Reiškia, mes turėjome vieną recipientą. Jauną vyruką, kuris sunkiai pernešė tas dializės, tas acetatinės dializės, galvos skausmai jį kankino, po dializės, vėmimas vargino ir jis labai ilgai abejojo. Ką tai reiškia labai ilgai? Gali suprasti, kad ligoniui siūloma visiškai naujo tipo operacija, už kurios išeitį ir kurios rezultatus nieks negalėjo garantuoti, kad baigsis gerai. Bet ta dializė jį taip vargino, nebuvo ir kitos kokios nors išeities, kad mėginti išsigelbėti ir iš tos varginančios dializės. Ir buvo pasverta kalbėti ir su jo šeima. Buvo taip. Tai turėjom vieną tik tai ligonį pasiruošę. Ir transplantacijai. Ir vieną donorą turėjom. Taip, tas donoras buvo, sustojo širdis po kokios tai operacijos, aš žinau, jaunas žmogus. Ir įvyko klinikinė mirtis, ten buvo dar, čia irgi visiškai kita kalba, kita tema, reiškia, buvo leidžiama tik tai sustojus širdžiai ir po masažo, neatstačius širdies veiklos, tik tai tokiu atveju ir pusę valandos reanimuojant galima buvo paimti organus, inkstus transplantacijai. Tokia buvo tais laikais, tokios buvo taisyklės, kurios dabar tai, atrodo keistos, kaip galėjo. Transplantacijai būtų žūtis, jeigu tokios taisyklės būtų dabar. Apie smegenų mirtį, smegenų mirties kriterijai buvo suformuluoti 968 metais. Taip. Ir tada greitai, ir keli mėnesiai po to buvo transplantuota širdis, o širdis transplantuoti gali būti transplantuojama tik tai plakanti. Tai mes girdėjom apie tos kriterijus smegenų mirties, bet niekas apie tai nekalbėjo. Reanimatologai irgi gal buvo girdėję, bet nežinojo, kaip elgtis. Tai, reiškia, ir parinkimas, dar grįžtant prie jūsų klausimo, imunologai, jie turėjo kokias tai galimybės, žinoma, ne tokias kaip dabar. Tai buvo pati pradžia. Bet jie buvo atlikę ne tik kraujo grupės, buvo suderinamos, bet ir HLA antigenų buvo koks tai, neprisimenu kiek tai, bet buvo patenkinamas atitikimas. Tai turint vieną donorą ar vieną recipientą, tai žinoma, gal tai buvo sėkmės atvejais, parenkant, žinoma, imunologinį atitikimą. Dabar dar noriu truputėlį grįžti. Mane jau jūs čia labai gyrėte, kad aš atlikau pirmą inksto transplantaciją, profesorius Marcinkevičius atliko pirmą transplantaciją, bet aš buvau pirmas asistentas jo. Tai jau čia didelis dalykas. Reiškia, antras asistentas buvo Silvydis, profesorius Silvydis, gal prisimenu, ketvirtas man, reiškia, trečias Silvydis, ketvirtas, man atrodo, Triponis, visi garsūs profesoriai, savo srities specialistai, širdies.
operacijų pradininkai ir kraujagyslių pradininkai. Nu, tai aš visada prisimenu ir, reiškia, man biški savybę paglosto, kad, reiškia, aš dar toks jaunas daktaras, aš baigiau 65 metais, nu, tai kad man buvo jau, nu, toks, jau aš stovėjau šalia antro asistentų, šalia profesoriaus 70 metais. Reiškia, ką tik 5 metus be rezidentūros, tada rezidentūros nebuvo, mus įmetė į darbą, į operacinę po 6 metų studijų. Nu, tai man buvo jau čia didelis pasididžiavimas ir džiaugiausi, kad stovėjau pirmu asistentu. Tai vis aš kartais prisimenu ir man taip nusišypsau šitą. Bet tai buvo, žinoma, realybė ir tai buvo didelis darbas visų tarnybų, buvo jungta visa klinika, ta transplantacijai dalyvavo, nu, visi, kas tik tai turėjo telefonus ir net tie, kurie neturėjo telefonų, nes kitaip nesusisiekti, tai vyko naktį ir dabar dauguma transplantacijų vyksta naktį. Tai, bet kažkaip sužinojo ir tie, kurie neturi telefonų, reiškia, atbėgo. Dalyvavo beveik visi, reiškia, pradedant klinikos, kaip dabar sakom, tų 2 skyrių, kraujagyslių ir chirurgijos, visi darbuotojai, net ir sanitarės, stovėjo prie durų ir laukė, kad gal jas kaip nors įjungs ir ko nors padėti. Reiškia, visi buvo vieningai susitelkę. Tai buvo tokia pradžia, žinoma. Gal kartais juokinga mano šitas juokingas pasakojimas, bet tokia realybė. Anais laikais reikia prisiminti, kad tai buvo prieš 50, kiek jau dabar, 5 ar daugiau jau metų. Tai buvo visiškai kitaip. Taip, profesoriau, įspūdinga kelionė ir įspūdinga vis tiek pradžia, daug iššūkių ir jie buvo įveikti. O tikriausiai taip pat įspūdinga, kad tik po 4 metų, taigi iš gyvo donoro įvyko transplantacija. Po to 80 metais iš viso persodinti vaiko donoro inkstas suaugusiam žmogui. Dar kitas iššūkis įveiktas, didžiulis žingsnis. Tai kaip tu tom transplantacijom tuo metu, nes irgi tai donorystė buvo sudėtinga, kaip ir pasakojot, ir donorų nėra. Tai kaip iš viso įgyvendino tą gyvą donorystę, kaip jūs radot gyvus donorus, kaip tą vaiką donorą paruošėt? Tai pirmiausia, apie tą iš gyvo donoro. Mama, man atrodo, savo sūneliui davė inkstą. Jau viskas po truputėlį, svarbu pradėti. Ir svarbu dirbti. Ir jau gyveno po transplantacijos ligoniai, prisimenu pirmą ligonį, kuris gyveno kelis metus, tai jis ateidavo čia į ligoninę, matydavo dializuojami ligoniai jį linksmą, patenkintą, gerai atrodantį. Tai buvo, ligoniai matė ir jau matė rezultatus, kad verta transplantuoti, kad dializė yra anų laikų dializė. Atsiprašau, aš čia nekalbu apie dabartinę dializę, apie anų laikų, tą acetatinę, tą dializę, vargingą dializę. Ji buvo sudėtinga ir visi matydami rezultatus, visi jau lengvai stengėsi, kad kalbėjo, kad gal ir man galima būtų transplantuoti. O su donorais visais laikais buvo sudėtinga ir sunku. Tai čia dar ne į temą, bet, reiškia, maskviečiai, kai buvo atvažiavusi ta komisija, sako, pradėkit nuo gyvo donoro transplantacijos. Nes maskviečiai ir pradėjo nuo gyvo donoro transplantacijos ir rezultatai buvo geresni iškart ir patenkinti šitą operaciją buvo recipientai. Tai mums to mes negalėjom padaryti, neturėjom tokios poros, kuri sutiktų to gyvo donoro, kuris pradžioje neturėjom,
aš tam jaunuoliui, kuriam buvo transplantuotas inkstas, neprisimenu, ar jis nenorėjo imti iš savo tėvų, ar netiko, dabar neprisimenu detalių, bet negalėjom padaryti iš gyvo donoro. Ir dar buvo, reikia prisiminti ir tokį dalyką, kad jeigu atsiranda naujo tipo kokia operacija, kaip daleiskim, ypatingai transplantacija, tai ir buvo ir gydytojų tarpe, nebuvo kartais, ne visi buvo entuziastingai sutiko transplantacijas. Tai buvo kalbama, kad tai eksperimentai, klinikiniai eksperimentai, gal nereikėtų jų, vis tiek rezultatai nebuvo blizgantys pirmieji. Na, bet viena mama sako, matau, kaip vaikelis kankinasi, gal mano inkstą jūs paimkit. Imunologai ten padarė tyrimus, jie sakė, kad rado, kad galima būtų tą atlikti. Ir buvo atlikta ta transplantacija. Irgi ne taip lengva, ne taip paprasta operuoti visiškai sveiką žmogų ir iš jo paimti organą. Tai psichologiškai chirurgams buvo nelengva. Tai, bet tai buvo tas padaryta. Žinojom ir gal laikraščiuose rašė, kad užsienį tą daro, ir jūsų minėta tas broliukas monozigotinis, kuris davo savo broliukui sergančiam. Jau taip po truputėlį, taip ir įsisiūbavo ir ta gyva donorystė, gyvo žmogaus inksto donorystė. Bet pasaulyje jį gana plačiai taikoma. Pas mus nebuvo ir anksčiau, reiškia, labai, kad būtų dominuotų transplantacija iš gyvo donoro, kaip kuriuose šalyse nebuvo to ir dabar, kiek aš žinau, nėra. Dabar apie tą N-blok. Tai visokių mes esame transplantavę net ir po rezekcijos, po tumoro rezekcijos, tas tumoras visiškai mažiukas, reiškia rezekuotas, tas tumoras ir buvo transplantuotas ir viskas tvarkoj buvo. Visokių čia galėtumėm prisiminti atvejų. Ir tas N-blok, tai sudėtinga tik tai šlapimtakius implantuoti, aš prisimenu. Mes dviem būdais implantuodavom tuos mažiukus, toks miniatiūrinius slapimtakius, sujungdami į vieną arba atskirai implantuodami į šlapimo pūslę, o kraujagyslės atnegi, aorta ir tuščioji vena, apatinė tuščioji vena yra gan plačios ir tai tik tai tiek, kad imunosupresijos gal biškį kitokia schema, kai nepakanka ir niekad jų nepakaks donorų transplantacijai, reiškia donorinių inkstų, tai sukamės kaip galėdami. Anksčiau, dar tokį pastebėsiu, įdomumo dėliai gal čia, reiškia, buvo laikai, kai buvo amžiaus limitas donorams. Ne daugiau kaip 50 metų donoras turi būti. Paskiau nedaugiau kaip 60 metų, o dabargi limito faktiškai nėra beveik. Nebent gal ten 110 metų, sakykime. Tai viskas keičiasi ir šitie mano pasakojimai jums turbūt juokingi atrodo, bet tokia buvo pradžia. Šitie pasakojimai, profesoriau, atrodo įspūdingi, nes realiai per 10 metų nuo nieko padarė daug. Ir tai yra tikrai įspūdinga, ir tai yra verta knygos istorija, tai yra tikrai nuostabus dalykas. Ir perinant toliau, iš Vilniaus perinant į Kauną, 2000 metai, nauja etapų žymi naują tiek transplantacijos, tiek nefrologijos etapą Lietuvoje. Ir tais metais buvo atlikta pirmoji kepenų transplantacija, o Kauno klinikose pradėtos inkstų transplantacijos, taip sukuriant antrą Lietuvoje transplantacijos centrą. Profesoriau Vytautai,
Jūs įkūrėt nefrologijos kliniką Kaune ir antrą transplantacijos centrą Lietuvoje. Tuo metu nefrologijos rezidentūros specializacijos bent jau Lietuvoje nebuvo ir nebuvo tokio skyriaus. Tas klausimas, kodėl būtent pasirinkot nefrologiją, nefrologijos kliniką įkurti ir rezidentūros bazę įsteigti? Profesor. Na jo, jeigu mes grįšime į tuos 92 metus ir kaip mes įkūrėme tą nefrologijos kliniką. Klinikose, kai aš atėjau po paskyrimo 71 metais stažuotojų, buvo 2 skyriai – hospitalinės terapijos ir kardiologijos. Per tuos 20 su virš metų išaugo, pakeitė aišku pavadinimą, pasidarė pirmą vidaus kliniką, nebe katedra ir jau buvo didžiulis kardiologijos atskiras korpusas su 3 skyriais ir reanimacija, buvo ir savo institutų, buvo endokrinologijos korpusas, jau centriniam korpuse buvo skyriai ir kada vis tik tai buvo nuspręsta eiti vakarietiško universitetinės ligoninės modeliu, prasidėjo, reiškia, pumpuruotis iš tos mūsų klinikos 91 metais stipriausios kardiologija ir endokrinologija susikūrė klinikos, o jau 92 jau prasidėjo centriniam korpuse. Centriniam korpuse ir kai visi pas mane atėjo detoksikacijos skyriaus vedėjas Jonas Šurkus ir sako, docente, kūrėm nefrologijos kliniką iš 30 lovų nefrologijos poskyrių antram vidaus ir mūsų detoksikacijos skyrių. Gegužės mėnesį parašėm paraišką, gegužės mėnesį išėjo toks įsakymas, ir buvo įkurta ta nefrologijos klinika. O nefrologijos klinika, turbūt buvo tikrai nelabai jau, nes iš viso nefrologija tuo metu, jeigu tai paimti 100%, tai 70% nefrologijos buvo Vilniuje. Ir ten pirmiausios ir dializės atsirado, ir transplantacija, ir skyrius nefrologijos, ten buvo profesoriai, docentai, o Kaune ką mes turėjome? Turėjom tą 30 lovų poskyrių antram vidaus, kur jau 30 lovų nuo 89 metų. Jau kažką mes klinikiniai nefrologijoje jau pradėjom gaudytis. O detoksikacijos skyrius buvo didelis, visai šalia buvusios centrinės reanimacijos vietoje, labai patogiai, nes mūsų nefrologijos tas poskyris buvo koridorium turbūt 20 metrų iki detoksikacijos. Bet tas detoksikacijos skyrius, praktiškai reiškia, ten buvo barokamerų poskyris, buvo kraujo, kaip ten vadinosi, bet žodžiu, kur plazmaferezės darė. Buvo, aišku, ukrainietiškas SGD-8, profesorius Dainys turbūt prisimena tokį aparatą, bet reiškia, ten dializė buvo su vandentiekio nevalintų vandeniu, tirpalą koncentratą ruošdavo tokiam kubile man atrodo, ten nuo senojo kažkokio tai irgi dializės aparato, nerūdijančio plieno. Ten maišydavo druskas, paskui į laboratoriją sakydavo jau gerai. Ir žodžiu, visiems vienoj salėje buvo ir visi, reiškia, pacientai vienodai buvo, neindividualizuota ta dializė, aišku, acetatinė su nevalytų vandeniu, kas yra acetatinė, kaip profesorius sakė, ligoniai vemia, ligoniai skauda galvą ir taip toliau. O turėjo, reiškia, tas detoksikacijos skyrius ten, su nefrologiniu pokreipiu buvo tik tai viena daktarė Minechanova, kuri Leningradė buvo praėjusi, taip vadinama klinikinė ordinatūra, o visi kiti reanimatologai.
Tai jie apie nefrologiją žinojo tik tai, kad kaip aparatas, kad reikia pamatuoti kraujo spaudimą, o ten jau dabar kažko, greitį galima ten buvo individualizuoti kraujo tekėjimo greitį. Na va, ir tokia susikūrė, tokia reiškia klinikėlė, lyg tai ir galinga etatais, bet, kompetencijom nelabai, nes klinikiniai tie nefrologai nelabai išmanė dializę ir praktiškai, reiškia, reikėjo sunkiai mokytis visiems. Tai mes pradėjo iš dializės ateiti pusė metų rotacijos būdu dirbti į klinikinę nefrologiją. Mes mokėmės, kas ta dializė ir taip toliau. 95 organizavom Birštone jau tarptautinę tokią konferenciją, kur irgi kalbėjom apie tą. Na va, tai taip atsirado ta nefrologijos klinika. Tarybiniais laikais ir dar tais pat iki 92 metų galėjo ta sena tvarka, kada reiškia būdavo 5 kurse subordinatūra, kai viskas vykdavo universitete, o paskui važiuodavo internatūrą metams. Tai buvo terapinė, chirurginė, buvo akušerinė ginekologinė, paskui buvo ir pediatrinė, ir jie tenai jau rajonuose dirbdami gydytojais, paskui laikydavo egzaminą baigiamąjį ir gaudavo terapeuto, vidaus ligų gydytojo 2 kategoriją. Tai va, o čia jau atsiranda 92 metais išeina vicepremjero Ozolo toks potvarkis, kad specialybė įgyjama tik per rezidentūrą, kaip vakaruose. Ir tada, reiškia, pirmi metai 2 buvo, atsirado taip vadinama terapinė vidaus ligų rezidentūra, po jos laikydavo nacionalinį egzaminą ir po to stodavo jau. Ir jau 94 metais atsirado stojimas į specialybinę rezidentūrą, tam skaičiui mes greit paruošėm programą ir atėjo 94 metais jau po terapinės rezidentūros Loreta Razukevičienė, kuri buvo baigusi mediciną Vilniuje, o rezidentūrą praėjo Kaune. Pagal šeimyninės aplinkybės jinai atsidūrė Kaune. Antra rezidentė buvo Edita Žiginskienė, kur irgi baigė pas mus mediciną, rezidentūrą praėjo terapinę Vilniuje, Santariškėse, o kadangi irgi už grupioko ar kursioko ištekėjo, tai įstojo pas mus ir dabar profesoriai yra. Tai va, o grįžtant iš viso, tai prie rezidentūros, kad negrįžti, tai pas mus baigė nefrologijos rezidentūrą virš 60 gydytojų, o mes ir klinikinę toksikologiją turim tokią rezidentūrą, tai 9. Tai va, ir dabar dauguma skyrių vedėjų yra mūsų buvę rezidentai ir profesorės, docentės, ir dabar 14 pas mus disertacijų apgintų yra, tai visos buvusios mūsų rezidentės, kas liečia rezidentūrą. Tikrai įspūdinga, kad irgi per tokį trumpą laiką žmonių noras tobulėti ir steigti, buvo įsteigta ta ir nefrologijos klinika, ir greitai mobilizuotos visos pajėgos, kad įkurti rezidentūros programą ir tiek pasiekimų mes jau turime, tai yra įspūdingi skaičiai. O jeigu einam toliau, transplantacija Kaune, kaip tai viskas vyko, profesoriau? Ar galėtumėt papasakoti? Kokie buvo iššūkiai? Kokie buvo iššūkiai? Iššūkiai buvo labai dideli, nes profesorius kalbėjo apie tarybinį laikotarpį, kada tenai
galėjai tik iš lavono imti inkstą ir dėti gyvam žmogui. Tai čia irgi buvo, jeigu mes įsivaizduosim, sunkus laikai dar buvo. Ir kai 96 metais profesorius irgi dalyvavo, sausio 5 dieną atidarėme, reiškia, atnaujintą savo dializės skyrių. Ir buvo atidarymas antroji dializių salėje. Tas buvo, kad įsivaizduota laiką. Kai aš kalbėjau apie tą ukrainietišką aparatą, nevalytą vandenį ir taip toliau. Ir mes jau gavome tada, kaip labdarą, vandens valymą. Reikia daryti jau normalias, ne acetatinės, bikarbonatinės dializės. Reikia išvedžioti vamzdyną į 3 sales, kurias mes turėjome. Tik tai 2 salės buvo visai nenaudojamos, tenais sukrautas buvo kažkoks tai turtas ar šlamštas ir taip toliau. Prašom, ateina klinikų vyrinžinierius, paskaičiuoja, kiek reikia vamzdyno to, sakė 15 000 litų. Klinikos sako, mes tokių pinigų neturim. 15 000 litų. Tada reiškia, suveikia mes ten pinigų iš rėmėjų, išsivedžiojam tos vamzdynus, sustatom labdarinius aparatus ir pagaliau tas jau atidarimas veikia, jau vanduo valytas, jau bikarbonatinė dializė. Ir per atidarimą generalinis direktorius Pundzius sako, tai šaunuoliai, gerai, o dabar manau, kad tuoj darysim organų transplantacijas. Manau, po kokių 2 metų. Tai buvo, aišku, aš galvoju, Dieve, vamzdyno neišvedžiojo, mūsų inžinieriai tenai patys tą darė. Bet taip ir gavosi. Ir čia buvo sausis, o vasarį išeina Pundziaus įsakymas, sudaroma transplantacijos tenai vystymo grupė. Aš padarytas, docentukas padarytas, reiškia, tos grupės pirmininku, Barauskas Giedrius, pilvo chirurgas, pavaduotoju, ir prasidėjo. Ir aišku, kokie buvo iššūkiai. Iššūkiai nėra imunologijos. O profesorius minėjo, kad be imunologijos transplantacija nelabai įmanoma. Reikia kurti laboratoriją. Atvažiuoja pas mus anglai 96 metų vasarą iš Londono, pasižiūri, sako, galima daryti viską, tas transplantacijas nebijok. Tada, reiškia, terapinė rezidentė išvažiuoja, reiškia, tenai tobulintis. Ir Rūta Vaičiūnienė grįžta, pradeda kurti laboratoriją. Ir tada atsiranda pinigų, superka, įkuria transplantacinės imunologijos laboratoriją. Paskui įstojo pas mus į nefrologijos rezidentūrą ir dabar yra sektoriaus vadovė profesorė. Tai tada reikia mokytis. Tai visa laimė, kad reiškia, mes tuo metu labai draugavom per pasaulinę nefrologų organizaciją su belgais. Ir tada važiuoja mūsų rezidentės tuo metu, Vaičiūnienė, Stankuvienė, dar rezidentės. Kaikari, plastikos chirurgas siunčiam tenai stažuotę po mėnesį. Kumblytė važiuoja, aš važiuoju, žodžiu, mokomės. Išsiverčiam Gento transplantacijų protokolą. Jie išverčia į anglų, iš savo flamandų kalbos, mes išverčiam į lietuvių, pakoreguojam, pritaikom. Chirurgai, kadangi mes, urologai, tada labai visiškai nesidomėjo transplantacija, tuometiniai. Važiuoju aš jau su vienu urologu, kurį pasiuntė ten
į Vilnių kažkokį renginį. Jis geras, dabar urologas, bet tuo metu jis labai nustebo, sužinojęs, kad paimtas inkstas įdedamas ne į išimto inksto vietą, kad jis įdedamas į mažąjį dubenį. Nu tai taip. Tada mes, reiškia, turime draugus, kurie formuoja mum arterioveninės fistulės. Tai buvo Rytis Rimdeika ir Vygintas Kaikaris. Jie pradeda mokytis transplantacijos. Studijuoja mes literatūrą, seminarai, nu žodžiu, ir imunologai pradeda, reiškia, tipuoti pacientus, bet kokius mes galim tipuoti savo centro arba kitų centrų, kurie pas mus guli dėl kažkokių tai problemų. Nes mūsų nepripažįsta, reiškia, juokiasi iš mūsų. Nu ir mes turime ten ar 40 ar 50 sutipuotų lygų. Nu, žodžiu, jau viskas paruošta, protokolai, Nu ir tada, reiškia, gegužės 3 dieną atsiranda 2 donorai, bet kito atsisako ir mes, reiškia, tada sutipuotus atsiranda 7 kandidatai, recipientai, 5 iš mūsų ligoninės, 1 iš Raudono kryžiaus Kauno ligoninės, 1 iš Marijampolės dializės centro. Na vat, ir ten 2 paras dirbam, reiškia, iš ligoninės neišeina Blytės, Tankuvienės, Karupskienė, Vaičiūnienė, Žiginskienė, Rytis Rimdeika ir Vygintas Kaikaris 2 paras, nes jie turėjo ir išimti inkstus ir paskui po vieną įdėti. Nu tai jie 2 paras nesilsėjo. Na vat, ir recipientės. Tuo metu dializės dar Lietuvoje labai trūko ir todėl tos 2 mūsų centro pacientės, viena buvo iš Jurbarko rajono, važinėjo, kita buvo iš Šiluvos, šventos vietos. Nu ir kaip nebūtų keista, nežiūrint visko, šlapimas atsirado jau operacinėje. Nu ir tos pirmi 2 blynai buvo sėkmingi. Nu, jeigu toliau kaip vystėsi, nu tai dar kliūtis kokios buvo. Kliūtis buvo, nesupyks profesorius, nes tas jo neliečia, Vilnius. Vilnius, nu, kad neprileido prie bendro sąrašo, tai taip. Ir ilgai dar buvo kelis metus 2 sąrašai. Vilniaus ir Kauno. Ir ligoniai stengdavosi papulti į abu sąrašus, nes didesnis šansas transplantacijai. Na vat, ir aišku, mes buvom nepajėgus, tai kokios dar kliūtis. Nu vat, išeina 99 rugsėjo 24 ministro, sveikatos apsaugos ministro Aleknos įsakymą, kad transplantacijas galima daryti, jeigu centre yra ne mažiau 4 gydytojų, urologų turinčių mažiausiai 2 metų stažą transplantacijos srityje, 2 gydytojų imunologų su 2 metų stažu, 3 gydytojų nefrologų su 2 metų stažu ir net bendrosios praktikos slaugytojos su 1 metų stažu. Nu, iš kur tu paimsi pas mus? Nu, vis tik tai mes kažkaip tai, nu, aš nuėjau pas Pulzių sako, nu, kad mes universitetinė ligoninė, maždaug mums spjaut ant to ministro. Nu, ir tai prasidėjo, reiškia, ir tais pačiais metais kepenų transplantaciją vasarą padarė Barauskas su Punziumi. Tai vat, tai tokia buvo sunki. Ir svarbiausia, kadangi, reiškia, mes turėjome tik 2 chirurgus, kurie dar ne visada būdavo Kaune, tai mūsų transplantacijų būdavo nedaugiau 8 per metus. Ir aš turiu, reiškia, transplantacijos koordinatorės Tankuvienės
parašytą raštą, kad reiškia sekančiais, tai yra 2001 metais, tiek tai buvo donorų, tiek tai to. Ir reiškia 8 inkstai persodinti Kaune, o 16 atiduota Vilniui. Ir taip tęsiasi turbūt 5 metus, dauguma inkstų ėjo į Vilnių. Nes mes, reiškia, pasakėme, kad, nes buvo tikrai, norėjo mus pasodinti vietą. Tai mes sakėm, ne mes, mūsų donorai tik tai, mes imam tik iš savo donorų. Ir kadangi chirurginė buvo pajėgumai labai riboti, tai dauguma inkstų eidavo į Vilnių. Taip, kad nieko nepralošė ir tik 20 metais, po 21 metų, reiškia, jau mes pradėjom dalintis donorais Vilnius, Kaunas, visos Lietuvos. Liko tik tai Kauno donorai Kaunui, Vilniaus Vilniui, o likusi Lietuva ta. Tai va tokia buvo. Paskui, aišku, urologai, kada Ievaldas pasidarė urologijos klinikos vadovu, jie pradėjo daryti inkstų transplantacijas ir išaugo tas skaičius iki praktiškai dabartinių skaičių. Tai va tokia buvo sunki pradžia. Profesoriau, va jūs palėtėt iš karto apie donorus, kad buvo labai apskritai sudėtinga pati transplantacija ją pradėti klinikose. Tai kaip su ta donorų paieška, kaip reanimacijose, kaip atsirasdavo tų donorų, kaip jos paruošdavo. Ir tada aš taip įsivaizduoju, vis tiek artimųjų sutikimo reikėdavo. Tai kaip tą barjerą įveikti irgi, nes visuomenė, tai kaip ir dabar kalbėjom, nėra labai palankiai nusiteikusi. Tai paradoksalu, bet taip yra. Aš pasižiūrėjau, reiškia, jau organizacinė prasme jau buvo, reiškia, 96 dar metais, prieš 4 metai, iki mes pradėjom transplantacijas, atsirado transplantacijos biuras, atsirado audinių ir organų transplantacijos įstatymas, nes iki tol viskas buvo nelegalu. Atsirado tais pačiais metais transplantacijos koordinatorių etatai. Tai taip, kad reiškia, jau buvo įstatymai, buvo smegenų mirties kriterijais, jau įgavo legalią tą visą veiklą. O kaip tuo metu buvo, praktiškai dirbdavo, mes žinojom, kad pagrindė donorų buvo generatorius, tai neurochirurginė reanimacija. Ir skyriaus vedėjas rytais pravizituodavo ir 11-12 valandas staiga girdim, yra potencialus donoras. Tai kalbėdavosi reanimatologai tuo metu, pagrindė turbūt skyriaus vedėjas, mūsų kiek koordinatoriai, tai jiem užtekdavo darbo, nes pradžioje už pusę etato dirbdavo ir turėdavo ir operacinės, kad pasiruoštų, ir reanimacijos pasiruoštų. Tai čia buvo palyginus su dabartinė tarnyba, tai buvo dar gana sunku, bet įstatyminė bazė buvo ir reanimatologai pagrindė tą. O dėl artimųjų ten prieštaravimų dar kažko Lietuvoje, tas buvo labai svyruojantis ir ypač daug žalos atnešdavo kokie tai straipsniai žiniasklaidoje, kad ten tas, anas, trečias. Ir todėl būdavo atsisakymas artimųjų kartais 40% net pasiekdavo. Dabar yra, man atrodo, tarp 20-30%. O profesoriau, tiesa, kad pirmieji transplantacijos koordinatoriai buvo nefrologai? Taip. O kas tenais už pusę etato ir, reiškia, pirma buvo dabartinė profesorė Žiginskienė. Buvo, nes baigė jinai rezidentūrą, o etato nėra. Tai jinai gal pusę etato nefrologo, pusę etato transplantacijos koordinatorių. Paskui buvo Asta Stankus.
irgi mokslų daktarė, docentė. Tai, tai ką reiškia būti vieninteliu to koordinatoriumi? Reiškia, eini į tualetą su mobiliu telefonu. Į vonę guliesi su mobiliu telefonu. Šalia, aišku, ne į vonę. Ir pastovioj įtampoj. Tai paskui labai daug metų Sondra Kybartienė buvo Mačiulaitė. Daug metų buvo. Todėl, kad niekas nenorėdavo eiti. Čia tas gyvenimas sunkus, čia iš patriotizmo. Ir pavyzdžiui, mūsų tos daug metų, kas būdavo, atsiranda, reiškia, donoras, sutipuoja ir pasako, ką reikia kviesti. Ir ima tie ligoniai važiuoti iš visos Lietuvos. Tai kas eina? Mūsų nefrologiniai rezidentai dirba už dyką. Taip kad čia, jeigu nori kažką padaryti, tai praktiškai turi turėti daug entuzijazmo, nesakyčiau durnumo, bet entuzijazmo ir pasiaukojimo. O vyko, profesoriau, tuo metu gal kažkokie mainai su kitomis šalimis, bet apie donorus kalbant, ar galėjom tada? Aš sakiau, čia visą tą veiklą ir dabar koordinuoja transplantacijos biuras. Čia mes ne, o mūsų mainai buvo tik tai inkstai į Vilnių. Ir daug metų, 20 metų. Tai va, o mes dabar, aišku, ten išveža labai daug, dar kažką, bet čia turbūt yra, čia biuras tą viską koordinuoja. Profesoriau, kada atsirado Lietuvoje donoro kortelė? 2000 metais atsirado, senai. Dabar aš kažkur užsirašiau, ten ar 60 000 yra turinčių tą kortelę. Šiuo metu? Ką? Ar iš viso, ar ne? 60 000? Iš viso. Jo, ten statistiką žiūrėjau, transplantacijos biuro statistikoje, jau ar 300 numerė turėdami tą kortelę. Bet tai čia yra agitacinis toks, nes kaip jūs puikiai žinote, jinai negalioja juridiškai, vis tiek turi klausti sutikimo. Ir aišku, jeigu žmogus pasirašo tą kortelę, gauna ir pasako artimiesiam, tai jam daug lengviau yra apsispręsti, nes tai nėra paprasta aukoti savo artimo žmogaus, dažniausiai labai netikėtai išsivysčius smegenų mirčiai, tuos organus. Tai aišku, tai gera agitacinė priemonė. Šiandienos pokalbio mes matome, kad tikrai tas transplantacijos kelias tiek Vilniuje, grįžtant į 70-uosius, tiek Kaune 2000-uosius metus nebuvo labai lengvas. Ir dėka realiai žmonių entuziazmo, patriotizmo, kaip profesorius Vytautas paminėjo, noro ir užsidegimo išsivystė ta transplantacija Lietuvoje, išsivystė į tai, ką mes dabar turime. Ir mes šiais laikais, kiekvienais metais mes atliekame apie 100 transplantacijų inkstų iš mirusio donoro ir kelias 1-3 milijonai žmonių gyventojų gyvas inksto donoro transplantacijas. Kaip Jūs galvojat, ar šiais laikais iššūkiai išlieka tokie patys, ar mes jau esam tokie progresyvūs ir einam link vakarų pusės? Žinote, kad ir donorų koordinatorių tarnyba yra įsteigta, ir donorų jau paruošėm tikrai daugiau negu Lenkija. Tai kaip Jums atrodo, ar mes dar turim iššūkių ir turim kur tobulėti? Manau, kad čia klausimas apie inkstų transplantaciją, kadangi statistika domiuosi, tai jinai yra tikrai, mes jau gerai esame turbūt po Ispanijos, Kroatijos jau pirmą 5-tuką papuolam. Nes jeigu, kaip Jūs teisingai sako, darom virš 100 transplantacijų, o sąraše yra, aktyviam sąraše neatidėtų mažiau negu 100. Tai gali būti ir laukimo laikas dabar pas mus vidutiniškai yra turbūt apie metai laiko. Amerikoje 5,5 metų. Tai tikrai jau geresnės situacijos turbūt
neturėsime, kad tik nepablogėtų. Aš nežinau apie, kai aš pažiūrėjau tas kreivės kepenų širdies, tai jos eina žemyn. O laukiančiųjų sąrašas nemažėja, o inkstų laukiančiųjų sąrašas visai jau nusileido žemyn. Tai aš manau, kad dabar gera labai situacija ir duok Dieve toliau. Ir iššūkių tai tik tai, kaip sako, neužmigt ant laurų. Taip, profesoriau Baly, kaip jūs matot, kaip jums atrodo dabartinė situacija, kaip jūs galvojat, kaip ateityje vystysis, koks progresas mūsų laukia ir kokių iššūkių dar turim, gal ir visuomenės trūksta biškelio nusiteikimo ir palankumo gyvos donorystės klausimų, net ir mirusių donorų klausimų, kaip jums atrodo? Šventai pritariu profesoriaus Vytauto minčiai, kad situacija dabar Lietuvoje su, turiu galvoj, inkstų transplantacija yra visai nebloga. Ir čia, žinoma, pasiekta, ne vien tik tai, sakykime, transplantacijos srityje dirbančių, bet ir kitų, aplamai visos Lietuvos medicinos pasiekimas. Paaiškinsiu, kodėl. Organų transplantacija yra viena iš labiausiai tokių kolektyvinių medicinos sričių. Ką tai reiškia? Nepersodinsi organo be imunologo, be sakykime, bendros praktikos, nežinau, ar gastroenterologo, sakykime, be nefrologo pagalbos, be kas ten dar, pulmonologo organai ir plaučiai transplantuoja, kardiologo mes pamirštam dar. O svarbiausia tai donorų organizavimas. Reiškia, donorystė, organų donorystė, taigi labiausiai kolektyvinė sritis. Dabar yra nacionalinis transplantacijos biuras, tai labai gerai, o buvo laikai, kai mes keliese tą organizavom patys, transplantologai patys tą darėme. Ir čia be pagalbos kitų ligoninių vadovų, be klinikų vadovų, čia nieko nebūtų išėję. Aš nuoširdžiausiai lenkiu galvą prieš šviesios atminties profesorių Klumbį, Leoną Klumbį. Profesorius Vytautas prisimena į šviesaus geriausią Lietuvos neurochirurgą, kuris padėjo organizuoti. Kaune padėjo organizuoti donorystę. Ir buvo laikai, kad iš Kauno buvo, reiškia, Kauno klinikų neurochirurgijos reanimacija paruošdavo daug donorų. Ir su Vytautu mes kalbėdavom, kad Kaune reikia transplantacijos centro, kad suaktyvinti donorystę. Nes neurochirurginiai ligoniai sudaro didžiausią beveik ko gero dalį šitoj donorų. Prisiminkim, Klaipėdos ligoninės neurochirurgai ir reanimacija aktyviai dalyvaudavo, čia daktaro Antano Vinkaus nuopelnas. Ir aš čia minėčiau daugybę ir Kauno neurochirurgų, kurių aš dabar jau atsiprašau, gal pavardės ar neteisingai pasakyčiau, arba net neprisimenu. Tai didžiulis darbas visos Lietuvos medikų. Ir dabar visi supranta, visi žino, kad transplantacija yra lygiavertė ir progresyvi medicinos sritis, kaip ir daugelis kitų. Įsivaizduokit, be transplantacijos dabar nefrologija. Tai kas būtų? Sunku įsivaizduoti.
kardiologija be širdies transplantacijos, nu, pulmonologija, tai ir daugelį kitų. Bet čia, jeigu jau man suteikė žodį, tai aš norėčiau paminėti, kad, kaip profesorius sakė, neužmykim ant laurų ir toliau vystykim, bet vystykim ir kitas transplantacijos rūšis. Kodėl galūnių transplantacijos nevystyti? Negirdėjau, kad kas nors eksperimentuotų, transplantuojant galūnės. Kiek vargšų ukrainiečių sužalotų, televizija rodo, bet niekas jiems nepadeda. Kodėl netransplantuoti galūnių, prarastų rankų, kojų? Kodėl? Oftalmologams akies transplantaciją reikia vystyti. Jau amerikiečiai pamėgino nesėkmingai, bet tai nereikia, kad tai neįmanomas sritis. Reikėtų, man atrodo, urologams, mano kolegoms, varpos transplantacija. 50 varpų amputuoja dėl vėžio. O kodėl nerekonstruoti? Testikulų transplantacija. Gerai, spermos donorystė gerai, bet tai būtų geriau, kad tai būtų to mylimo žmogaus rezultatas. Ir ginekologų, gimdos transplantacija, kiaušidžių transplantacija, veido transplantacija plastikos chirurgams, kur dabar jūsų minėtas, jūsų komandos narys Kaikaris. O kodėl jis negali transplantuoti viso veido dalies, kaip daro plastikos chirurgai užsieny? Man atrodo, ir daugiau yra sričių, tik tai aš čia dabar susinervavęs, kai paklausėt apie ateitį, nematau, kad kas nors čia tas sritis vystytų. Tai, o kas vystys? Tai jaunimui, turite dabar, kurie aktyviai dabar dalyvaujat mokymo procese, rezidentų rengimo procese, duoti jiems uždavinius, kaip man davė Marcinkevičius Dainy, ir jokių kalbų. Ir viskas, ir pamatytumėte, eitumėm į priekį, transplantuojant visas kitas svarbius organus, kurie gyvybiškai kartais labai svarbus. Gal ne taip, kad galima ir su protezu vaikščioti, klibinkščiuoti, praradus fronte koją, bet galima ir padaryti, kad žmogus gyventų pilnavertišką gyvenimą. Tai man atrodo, kad čia jaunimui dabar reikia tik tai duoti mintį ir paskatinti. Ir nesustotumėm vien tik tai inksto transplantacija, kepenų transplantacija, labai svarbu, labai gerai, puiku, šitie dalykai jau eina ir jie nesustos, eis pirmin, bet reikia ir pagalvoti ir apie naujas sritis. Tikrai taip, profesoriau, buvau konferencijoje praeitais metais RETA ir buvo parodyta, kur transplantavo visą odą iš kamieninių ląstelių užauginusių žmogaus ir transplantavo visą odą, nes jis ten sirgo genetinę ligą ir pavyko tą padaryti. Bet yra tam tikri barjerai, dėja, bet yra tam tikri barjerai, yra kainos, yra ministerijų, yra žmogiškieji faktoriai. Bet aš manau, kad taip, jūs teisus, mes turime eiti priekį, turim galvoti ir apie kamieninės ląsteles, turim galvoti ir apie naujų organų išauginimą ir visą kitą. Tai tikrai tas jūsų entuziazmas ir po šiai dienai labai svarbus ir užkrečiantis ir manau, kad ateityje tas jaunimas... Leiskit man dar pridėti. Gerai. Pažiūrėkit, profesorius taip čia kukliai aiškino. Reiškia, antro transplantacijos centro atidarimas, negalvokit, dar profesorius nepasakė, kad buvo ir minčių, kad kam reikia, kai, daleiskim, 70 ar 80 inkstų transplantacijų Lietuvoje, kam reikia antro centro. Buvo tokių minčių, bet ir ministerija, ir buvo parašytas įsakymas, ne visiškai palankus, ar ne?
reikia, sakyti, kalbėti teisybę. Bet profesoriaus užsispyrimo ir gerbiamo Pundziaus užsispyrimo dėka jie padarė. Ir ką čia nekalbėkime mes ministerija. Viską galima padaryti. Tik tai reikia pradėti, reikia tolyn. Ir ministerija galų gale pamatys ir pritars. Nu, o kaip ir mūsų ta pirmoji transplantacija. Ne, reiškia, kai buvo ta komisija atvažiavusi, tai, ten profesorių paskiau prie kavos susodino tą, kurį žiūrėjo, ar galima leisti inkstų transplantaciją Lietuvoje Vilniui. Tai aš atsisėdau prie tokio liktai pažįstamo tokio profesoriaus, tai jau jis kai išgėrė, pasakė, nu žiūrėkit, jeigu nepavyks, tai jums bus šitaip, parodė daugelis išgėręs. Nu tai, o ką jūs mano, tai šiurpu buvo anais laikais šitą. Ir buvo čia, kita, reiškia, tema, bet be leidimo, Maskvos leidimo, Tartu vienas profesorius 2 inkstus transplantavo be Maskvos leidimo, tai jis buvo atleistas, garbaus amžiaus profesorius buvo atleistas iš pareigų ir po kelių mėnesių numirė. Tai, bet tai, vis tiek reikia užsispyrusiai siekti savo tikslo ir jis bus pasiektas. Ir nežiūrint ministerijų, nežiūrint kainų, pinigų dabar yra kiek nori. Kiek nori, tik tai reikia užsispirti ir gausit ir tuos pinigus ir reikia vystyti. Jeigu tai yra, įrodysit, kad yra svarbi ir labai reikalinga Lietuvos žmonėms sritis. Supratom, jo. Reikia, žodžiu, stimulo Jaunimui. Jo. Ir keisimės mes ir keisis aplinka. Tai, ką jūs ir sakote, pradedam patys nuo savęs. Taip, tai eina mūsų tinklalaidė į pabaigą ir po tokios tikrai įdomios, šaunios diskusijos ir kartu įkvepiančios diskusijos norim paklausti abiejų profesorių, kada suguldysite visas savo patirtis į knygas, nes tų knygų tikrai laukiame, nefrologų, urologų, medikų bendruomenės, nes žinote, kad ko neužrašom, tai dažniausiai dingsta, kol galime perduodam iš lūpų į lūpas, istorijos, tinklalaidės kaip dabartiniais laikais. Bet labai smagu būtų sulaukti ir atsiminimų knygų, ir iš vieno ir iš kito profesoriaus. Tai ar suguls patirtis į knygas? Jeigu profesorius pirmas pradeda, aš jau parašiau tokią urologo užrašai. Tokia knygutė, žinoma, ten apie urologiją daugiau. O profesorius turi parašyti dabar. Profesorius jau parašė ir kitais metais turėtų švedinys profesoriaus išleisti. Nefrologijos klinikos istorijos pirmi metai, pirmi 11 metų aprašyta su visais tais smulkmenom. Nes aš manau, kad profesorius Dainys irgi galėtų parašyti ne tik urologinę, bet vis tik, ką jūs pasakojot, įdomu, kaip sunkiai prasidėjo ir Maskvos leidimai, ir ta. Tai o mano išeis kitais metais. Lauksime su nekantrumu. Lauksim profesoriaus knygos, o profesoriaus Balio lauksim antros dalies. Galbūt neurologijos užpasakojęs. Nežinau. Jeigu taip dar jeigu turėsiu, nežinau, gal kas padės ar kaip nors, kas čia žino. Toks gyvenimas, žinai, negali labai prisižadėti, jau kadangi aš esu šaukiamojo amžiaus, tai kas čia žino, kada juokauju, žinoma, bet aišku, būtų gerai, gal ir įdomu, kai kam būtų pasiskaityti, reiškia, tą istoriją ir tai būtų, jaunimui gal būtų pavyzdys, kad savo tikslo, savo užsibrėžto tikslo reikia siekti ir jį galima pasiekti. Netikiu, kad ko nors negalima būtų pasiekti dabar mūsų visuomenė. Aš profesoriui Dainiui duosiu patarimą. Jūs labai gerai pasakojat. Pasiimkit diktofoną ir sudiktuokit.
Nu, nežinau, šis paskiau juoksis, sakys jau kartais, profesorius Vytautas, jis moka trumpai, koncentruotai viską suglaustai papasakot. Aš kai pradedu kalbėti, tai biškai nuklystu ir visiškai tokius gal antraeilius dalykus ir pasidaro gal neįdomu. Tai čia jau tokia mano, nežinau, savybė, ar čia įgyta, ar įgimta, nežinau. Bet jeigu tai rimtai kalbant, tai jūsų tie pasiūlymai, žinoma, yra labai svarbus. Dabargi knygas rašo, kas tik tai, netingi, ar kaip. Klausimas, ar kas skaito tas knygas. Tai va, teisingai sakot, reikėtų, jeigu jau rašytai, būtų gerai, kad būtų auditorija, kuri tas knygas skaitytų. Reiškia, prisimenu, atsiprašau, jau čia galima gal ir tokius biški, reiškia, į šalį, į lankas nukreipt, reiškia, apie knygas kalbant. Vrublevskis, toks bibliofilas, dabar Vrublevskio mokslo akademijos, man atrodo, biblioteka vadinasi Vrublevskio biblioteka, čia ant kampo. Tai jisai buvo garsus bibliofilas ir jis sakė, knygas vogti yra neduodėmė, bet svarbiausia, kad jos būtų skaitomas. Tai čia biškai gal ne į temą, tai atsiprašau. Į temą, labai gerai. Labai smagiai mūsų pokalbis eina į pabaigą ir mes jau supratome, kad reikia siekti savo tikslo ir čia vienas iš tokių palinkėjimų bus jaunimui - siekti savo tikslo, užbrėžto tikslo, nežiūrint į nieką. Bet ką dar galėtumėt iš žmogiškosios pusės, jūs kaip profesoriai, jūs matėte tą jaunimą ne vieną, ne du ir jau turite tą paveikslą, to jaunojo nefrologo, jaunojo urologo, ką galėtumėt dar pasiūlyti, kad jie siektų savo tų tikslų. Koks turi būti ne tik užsispyrimas, bet dar kažkas turi būti. Kas tas? Profesorius, tegu, jis turbūt dar dirba. Pirmas dalykas turbūt nefrologam, jaunųjų nefrologų ir būsimų rekomendacija būtų, tikslo siekti, aišku, nesiblaškyti. Nes dabartinė ta karta, nežinau kokia jinai raidė vadinama, jie ilgai vienoje vietoje nebūna, jie niešti, jie keičia darbovietės. O kas liečia nefrologus, tai nei nueiti visiškai į privačią dializę, nes, kas yra vien hemodializė, be klinikinės nefrologijos, be transplantologijos. Tai be mokslo. Tai aš atsimenu, kai klinika susikūrė, tai nueina konsultuoti į centrinę reanimaciją, reanimatologas užrašo. Dializologui prašau atlikti hemodializę. Tai nebūkim dializologai, išlaikykime vis tiek dar, nors kažkiek to etato, nes dabar girdėjau, bent jau Santaros klinikose nenori jauni daktarai dirbti, likti toj ligoniniai, universitetiniai ligoniniai. Tai nenusipiginti. Tai tokia būtų rekomendacija. Ir aš galiu dar pridurti, reiškia, Z karta, dabartinė karta vadinami Z turbūt ar ne karta. Tai tikrai yra gera karta, geras jaunimas, puikus jaunimas. Tik tai, man atrodo, truputėlį gal mes jau vyresnėji kažkaip tai, gal tą kartą mažai globojam, gal nežinau kaip čia suprast, kalbam apie tokį ypatingai profesorius Laurinaitis perdegimas, pervargimas. Jeigu, reiškia, jeigu tokį žodį būtų kas nors pasakęs mūsų klinikoje, reiškia profesorius Marcinkevičiaus, kad Dainys jau pervargo arba perdegė, tai aš nežinau, turbūt mane būtų tą pačią dieną išviję laukan be jokio pasigailėjimo. O dabar pažiūrėkit, perdegė, laikraščiuose rašo perdegimas, pervargimas, ateina pas mane jaunas bernas, sakau, tai ką tu dirbi? Baigiau mokyklą. O sakau, tai stojai į universitetą? Ne, nestojau, nutariau metus pailsėti.
Dieve tu mano, bernas kaip mūras. Tai tu ką nors daryk, tu ką nors pailsėk. Negaliu. Aš uždraukščiau tą žodį pailsėti ir pervargimą Z kartos jaunimui vartoti šitą žodį. Nedovanotinas dalykas. Ateina vaikinai, kuris sako, baigiau mokyklą, dabar nutariau pakeliauti. Tvarkoj, gerai, pažinti pasaulį, tvarkoj, bet nepailsėk. Kas čia per jaunimas? Tai man atrodo, kas dirba su studentais, rezidentais, turėtumėme sakyti, kad ką čia, tai einat pirmin, paimkit išdalinti, aš vėl kartoju, atsibodo mano to šnekos turbūt visiems, kad vystykim galūnių transplantaciją, kitos, yra sričių, kur reikia dirbti. Vystykim ir pamatysit ir tada nuovargis išgaruos, kai yra mintis, idėja, kurią reikia vystyti. Tai aš jaunai kartai, Z kartai, taip vadinamai dabar, linkiu nevartoti, pamiršti tokius žodžius. Pavargau, perdėgiau ir dar kažkoks tai yra žodis, man žinau. Reiškia, tai šitų žodžių nevartoti, turėti idėją ir ją siekti. Gerą idėją, kuri reikalinga Lietuvai, Lietuvos žmonėms, ir ją reikia siekti visokiais būdais ir nebus nei to pervargimo, nieko. Pervargimas ir perdėgimas yra, manau, kad čia yra nuo tikslo neturėjimo. O tada jau atsiranda ir perdėgimas, ir pervargimas. Tikrai taip, pritariu 100%. Jūsų žodžiams, kad pervargimas ir perdėgimas tikriausiai yra, kad tikslo neturėjimas ir jo pastovi paieška. Ir tai ateina tas perdėgimas. Ačiū Jums, Jūs esat labai malonus pašnekovai. Mes tikrai įnėrėme į tokią istorijos kilpą Lietuvos istorijai su transplantologija ir Jūs leidot pajusti mums beveik iš vidaus šitos visus niuansus, sunkumus, Jūsų potyrius, emocinės išgyvenimus. Ačiū Jums dar kartą labai už tokį detalų ir išsamų pokalbį. Na ir ačiū mūsų klausytojams, kurie klausėsi. Jei Jums artima donorystė, idėja pasikalbėkite namuose. Kartais vienas pokalbis pakeičia daugiau nei įsivaizduojame. Ir ta transplantacija ir donorystė gali būti sėkminga. Tad ačiū Jums visiems, kurie buvot su mumis. Ačiū Jums, profesoriui Vytautai, ačiū Jums, profesoriau Baly, kad Jūs sudalyvavote ir pasidalinote savo istorijomis. Na ir linkime Jums geros popietės ir iki kitų kartų. Ačiū už pakvietimą.